Labą dieną visiems. Gražaus sekmadienio. Tikrai gražus. Saulė šviečia. Žiūrėkit. Penktadienį berods dariau video apie čekišką žoliapjovę. Ir bandėm mes ją čia per savaitgalį pakrapštyti, neturėdami ką veikti. Ir ką jūs manot? Šiandien jinai jau stovi pas mane lauke. Tad einam. Užkursim. Pažiūrėsim dar kartelį, ar viskas dirba. Paleisim ją į darbus. Tai va, vis dėlto pavyko, netikėjau. Galvojau, kad reiks daug detalių. Na, variklį teko perinkti, ten keletas detalių reikėjo keisti. Guolį pakeičiau, ten daug tokių visokių. Variklis perinktas, tarpinės visas reikėjo pakeisti. Įdėjom užgesinimo mygtuką. Guolis alkūninio buvo, na ir karburatorius čia, kaip jau standartiškai senas ir sisioja truputį, bet sisiojo tiksliau, dabar jau nebesisioja, tai va, pabandom jį dabar užsikurt ir pažiūrėsim, kas čia mums pavyko. Na, senas žaisliukas, prie jo dar priprast reikėtų dirbant, bet viskas veikia. Taip kad spauskit patinka, dalinkite, sekit kitus mūsų video, kitas projektėlis jau irgi kieme laukia. Tad iki.